Labas rytas iš saulėtųjų Semeliškių. Mūsų kelionė prasideda. Nežinau, kiek dalinsiuosi vlogais ar ne vlogais. Ar kasdieną ar ne kasdieną. Pasižiūrėsim. Bet šiandien mūsų kelionė prasideda. Ir mūsų kaip ir galutinė stotelė yra Kruatija. Nėra konkretaus vieno miesto, yra daug miestų. Tai žodžiu, susitiksime Kruatijoje ir pakeliui. Laukiam dokumentus tikrint. O dabar važiuojam per labai nuostabų kelią. Tuoj sulauksim. Tuoj. Opa! Mūsų antra jau šalis, Čekija. Netrukus stosime. Va, pasigrožėkit, kokie grožiai čia pas mus. Tramvajas. Nu, mes beveik jau atvykom. Tikėtina kažkur čia, ne? Nu ir prasieikim pro turą. Čia mūsų dušas. Šeimininkauja ponas, šiandien didelė lova. Vaikams yra žaislų tenais. Balkonas netgi čia yra, mačiau. Balkonas, parūkyt kas rūko. Žodžiu, visko čia yra, ko reikia. Įrankėjo indai. Indai kaip indė šneko ir net kavos. Tai va, net pasidariau kavos. Tai va, žodžiu, šiandien diena tokia. Tai va, pirmą tokią dieną. Žodžiu, ir dar ne pabaiga, eisim į miestą, gal dar ten kažką pamatysim. Bet kelionė visai kelionė gerai mums gavosi pirmoji diena. Atvarėme čia vieną kavinę ir žiūrėkit, gamina vietoj aliuką. Eina pavalgyti. Va, pasirinkimas kiek tik norite įvairiausių. Nu, hilau iš kavinės. Tik yra vienas keistas dalykas be šitus čekus, kad jie nekalba kita kalba išskyrus savąją. Tai mes klausim, gal kalbat angliškai ar kalbat rusiškai, tai nieko, tai žodžiu, su translate užsiverčiu kolku, o žodžiu, mums reikia. Tai va, tai laukiam dabar vakarienės ir gausim vaiką. Ir žodžiu, keliausim namo. Ir va čia žiūrėkit, koks lėktuviukas yra. Lėktuviukas. Ką tik mačiau keistą dalyką, kai, žodžiu, vyras davė šuniui gerti alaus. Jūs matėte tokį bairį kada nors? Tai va. Žodžiu, valgom čia kažką iš jautienos, biškį nesusikalbėjom, tai atnešė 2 šitus, bet labai šitas geras dalykas. Kaip ten sako, o taip va, šitas tai toks per viduriuką, tai va, ir vaikas kaipoja, žodžiu, viskas čia skanu. Ir pabaigai dar parodysiu orelį mūsų. Tai buvo nieko, nors va, ten toliau matot, visai nieko nesimato. Čia sekundžių reikalas.